Brangieji, koncertas dar tęsiasi, tiesiog dar įsiklausykime į varpus. Aš ne veltui sakiau, kad šis choras pakylėja, jis pabudino ir varpus, aš tikiuosi palėtė ir mūsų širdis. Ir dabar dar pasinerkime į tą akimirką, paklausykime varpų ir tęsime mūsų koncertą. Jaunasis solistas irgi nekantrauja čia užlipti ant scenos. Aš mintyse galvoju, pirmiausia ateina toks dėkingumo jausmas už tai, ką turime, už tai, kad esame laisvi, laimingi ir aš tikiu, kad mokame tai vertinti. Ir tuo pačiu širdis pakylėja ir atvira pasidaro maldai ir giliam prašymui taikos mums ir visiems, tiek viduje, tiek kiekviename pasaulio kampelyje. Nežinau,